Labą visiems, tai sveiki atvykę į naują video. Šiandien noriu su jumis pasidalinti 11 dalykų, kuriuos turite žinoti prieš keliaujant į Japoniją. Ir iš tikrųjų dar prieš pradedant planuoti savo kelionę į Japoniją. Jeigu sekate mane iš seniau, turbūt matėte ir Japonijos vlogus ir šiaip pastebėt, kad aš gan dažnai kalbu apie Japoniją, nes iš tikrųjų, jeigu yra viena šalis, kurią aš rekomenduočiau aplankyti kiekvienam bent kartą gyvenime, tai ir būtų Japonija. Bet dar prieš pradedant noriu pasidalinti, kad mes su Saša iš tikrųjų kuriame dabar Japonijos gidą, kur mes sudėjom iš esmės visus pagrindinius dalykus, kurių gali prireikti prieš keliaujant į Japoniją, prieš pradedam planuoti ir jau ten atvykus, nes, Japonija iš tikrųjų yra tokia šalis, kur gan lengva yra pasimesti, kai ten pirmą kartą atvyksti. Tai nenoriu per daug išsiplėsti, bet jeigu norit pirmi sužinoti, kada jau tas gidas bus išleistas, tai aprašyme paliksiu nuorodą, kur galite tiesiog palikti savo e-mailą ir jums parašysim. Ir taip pat, jeigu pagal tą nuorodą paliksit savo e-mailą, tai dar ir gausite nuolaidą. Ir dabar galim pereiti prie video. Pirmas dalykas, dėl ko aš asmeniškai buvau nustebusi prieš pirmą kartą keliaujant, tai kad į Japoniją vizos nereikia. Aš informaciją dėl vizų visą tikrinuosi tiesiog per užsienio reikalų ministeriją. Aš anksčiau galvojau, kad beveik visur reikia vizos, kas yra ne Europa, bet pasirodo, kad nereikia vizos į Japoniją, į Pietų Korėją, į Tailandą, į Ameriką, į Kanadą. Ir iš tikrųjų jūs Japonijoje galite būti iki 3 mėnesių per vieną vizitą, bet aš dėl viso ko paliksiu nuorodą aprašymą, kuris galite tiksliai susižiūrėti, kokios yra taisyklės, bet vizos nereikia. Vienintelis dalykas, kurį reikės užpildyti, tai tokia kaip atvykimo forma, arba jie duos jums lėktuvę, arba jūs galite internetu jau užpildyti. Antras jūsų dažnas labai klausimas, tai kur ieškoti pigių skrydžių. Ir čia aš realiai turiu vieną atsakymą, per kur mes ieškojom skrydžių ir į Japoniją, ir į Tailandą, Skyscanner. Tiesiog negalima pasirinkti labai lanksčias sąlygas, tai ten tarkim, kad jums rodytų skrydžius visą balandį, kokie yra Japonija. Aišku, mes tiesioginių skrydžių neturim, tai bus kažkokių persėdimų, bet dar rekomenduoju pasižiūrėti skrydžius ir iš Varšuvos, nes iš Varšuvos iki ten varyt, aišku, yra biški reikalų. Tai aš rekomenduoju dar įsivertinti, kad jūs būsite greičiausiai pavargę, kol nusikausite iki Varšuvos, kad išsieikvos nemažai laiko ir kad jūs šiaip tenais nakvosite, galimai valgysite greičiausiai irgi ten kažkur kavinėse, bet kartais ten būna tiesiog labai pigų skrydžiai, ten vos ne 500 eurų į abi pusės. Bet jeigu, pavyzdžiui, iš Vilniaus ten 800, iš Varšuvos 600, tai iš Varšuvos pigiau, bet suma sumarum, klausimas, ar labai jūs ten sutaupys. Bet šiaip aš nesumokėjus daugiau 700 eurų už abipusį skrydį į Japoniją, o skridau 3 kartus, pasižiūrėkit per Skyscanner. Ir dar galite pasiekti pirmyn atgal. Ten būna dažniau skrydžiai po Europą, bet vis pasidalina kažkur ar į Japoniją, ar ten į dar kažkokius kitus žemynus. Trečias dalykas, tai yra tokia Suica kortelė, kurią galima arba fizinę nusipirkti, arba mes tiesiog atsisiuntėm programėlę ir turėjom Apple Wallet. Tai ji yra naudojama metro, nes metro galima arba grynais atsiskaitinėti ir pirkti bilietėlius, kaip aš dariau per savo solo kelionę į Japoniją, kas, tai nebuvo patogu. Pastovi reikėjo labai daug kešų su savimi imtis, tai Suica kortelė yra žymiai patogesnė. Ir su ją, jeigu neklystu, galima atsiskaitinėti ir 7-Eleven, ir šiaip kai kur Japonijoje. Suica kortelė veikia tokiu principu, kad jūs ją turit ir jūs tiesiog iš savo asmeninės kortelės pasipildot kažkiek pinigų. Ir kalbant apie 7-Eleven, tai kai keliausite į Japoniją, turėkit omeny convenience stores arba Japonijoje vadinami konbini. Čia yra tokios parduotuvytės kaip 7-Eleven, Lawson, Family Mart. Jose šiaip pagrinde galima rasti maisto, užkandžių, gėrimų, bet jeigu jos yra didesnės, tai ten galima ir pasikrauti telefoną. Tiek tenais netgi galima pasiskolinti powerbanką ir po to įgrąžinti. Ir kas faina šiaip dėl maisto, kad tenais yra ir šalti užkandžiai, kaip pavyzdžiui onigiriai, arba ten yra ramenai sausi, kuriuos jums gali užpilti. Arba tenais yra kažkokie patiekalai, kaip ten pavyzdžiui kimchi rice, ir jums gali pašildyti. Ir jūs ten galite tiesiog pavalgyti šiltą maistą. Aišku, tas maistas yra biški labiau perdirbtas, ne biški, ne pats sveikiausias, sakykime, bet mes ten gan dažnai valgiam. Ir dažnai valgiam ten onigirius, visokius sumuštinius. Ir kas yra dar žiauriai faina, kad tenais yra gėrimų sekcija ir tenais yra labai daug šaltų arbatų ir kavų, bet tenais yra ir šiltų arbatų ir kavų. Tai jeigu pamatysite tokiam atskiram kaip šaldytuvėlyje, kuris yra karštas, ir dar 7-Eleven vienas geriausių kursų išsikešint Japonijoje. Yra automato garsai, tu sakei? Jo, ir automato garsai, bankomato. Ir visada imkit jenių. Čia bus pasirinkimas eurų ir GPI, ar kažkas tokio. Tai visada imkite GPI, nes gausis pigiau. Nežinau, kodėl tai veikia. Žiūrėk, kokie gražūs šie pinigai yra. Čia viskas turės fiksus, ir dėl to kiekvienas veiksmas asociacija turi. Netgi šviesoforai turi. Jo. Kitas dalykas, mano rekomendacija, kai varysite į Japoniją, tai jums turbūt daug kas rekomenduos ten paragauti sushi traukinukus, ramenus. Apie ką aš pastebėjau mažai kas kalba, nors čia yra kaip toks japonų tradicinis patiekalas, kurį, kiek aš pasidomėjau, dažniausiai valgo pusryčiam, pietum, yra teishoku. Tai čia nėra konkretus patiekalas, čia yra labiau kaip konceptas, bet dažniausiai būna beveik vienodi. Jis susideda iš ryžių, miso sriubos, kažko pagrindinio, kas dažniausiai būna žuvis arba mėsa, ir ten visokių jau priedų, tai tenais marinuotos, fermentuotos daržovės, na,
meto. Visų pirma, jūs galite arba tiesiog realiai Google Maps įsivesti į Taishokų ir jums rodys kavinės, kurios serviruoja Taishokų. Arba Tokijuj yra toksai Shinpachi Shokudo tinklas, kur daug kur Japonijoje galima pavalgyti ten už kokius 6-12 eurų. Ir ten mums labai buvo skanu, mes ten valgėm beveik kiekvieną dieną. Ir aš pastebėjau, kad Taishokų kavinėse yra gan mažai turistų. Šeštas dalykas, tai atsisiųskite eSIM. Ir čia tuo pačiu noriu parekomenduoti šio video rėmėjus Seili, kuriuos pati naudoju jau kelis metus. Tai Seili siūlo eSIM, su kuriais internetą įsigyti yra ir paprasta, ir labai prieinamos kainos. Tai čia pavyzdžiui įmesiu, kokie yra Japonijos planai. Ir mes patys prieš keliaujant į Japoniją nusipirkome planą. Ir kas yra dar faina, kad šiaip kelionės metu, jeigu baigėsi planas, tai tiesiog gali bet kuriuo momentu pasipildyti, kad tau tikrai nesibaigtų internetas. Ir mes, kadangi prieš kelionę dar pasipylėme, mes jau kai atskridome, mes iškart turėjome internetą. Ir dėl to buvo tiesiog žymiai ir ramiau, ir paprasčiau. Ir šiaip su Seili keliavau ir į Ameriką, ir į Kanadą, ir į Tailandą. Ir dėl to galiu tikrai nuoširdžiai parekomenduoti jų interneto planus. Ir skirtingai nuo kitų programėlių, kurias aš anksčiau naudojau, su Seili nereikia kiekvieną kartą instaliuoti vis naują eSIM. Vieną kartą instaliuoji eSIM ir nuo to momento kiekvieną kartą tu tiesiog perki kažkokį planą, bet kuriai šaliai, o jie turi virš 200 vietovių. Tai jų planai, kaip ir minėjau, šiaip yra prieinamų kainų, bet jūs dar galite pasinaudoti mano kodu SimonaCim, kad jums būtų 15% pigiau. Ir čia galioja bet kuriai šaliai, bet kokiam planui. Ir Seili labai ačiū, kad parėmė šį video. Kitas dalykas, kurį irgi galbūt žinote, jeigu kažkiek domėjotės apie Japoniją, tai Shinkansenai arba bullet trains ar tiesiog greitieji traukiniai. Visų pirma, aš sakyčiau, čia yra must try, must do. Vienas populiariausių maršrutų yra iš Tokijaus į Kyotą ar Osaką ir čia yra gal tas banalus maršrutas, kurį daug kas daro, bet šiaip jeigu pirmą kartą varot į Japoniją, aš iš tikrųjų tokį rekomenduočiau, nes man atrodo, čia tiesiog yra labai toks geras susipažinimui su Japonija, tokie du pagrindiniai miestai. Taip, visų pirma, aš tikrai jūs rekomenduoju pabandyti bent į vieną pusę prasivažiuoti su Shinkansenu, nes labai faina patirtis, nes traukinys lekia ten beveik 300 km per valandą, bet viskas yra taip tolygu. Kaip kas. Viskas labai tolygu, bet tu matai už lango, kad jūs belia kaip skriet. Vienintelis dalykas tai, kad anksčiau apsimokėdavo gan pirkti Shinkansen pass, bet jie nuo, man atrodo, 2-3 metų labai pabrango. Kad tiesiog labiau apsimoka nusipirkti pavienius bilietus, bet aprašymę dar paliksiu tokį kaip skaičiuotuvą, su kuriais galite pasižiūrėti, ar jums apsimoka imti ar ne. Kitas dalykas yra grynieji. Japonijoje yra gerokai daugiau vietų, kur galėsi sumokėti tik grynais, bet negalėsi kortele, negu atvirkščiai. Šiaip aš iš vis neatsimenu, tiesą sakant, tokių vietų, kur būtų galima sumokėti tik kortele ir negalima būtų grynais. Tai dėl to, jeigu jūs turėsite daug grynų, jūs tikrai neprašausite ir daug kur galėsite susimokėti. Bet jeigu jūs turėsite mažai grynų, bet ten daug kortelių, pinigų, tai jau gali būti biški problemų ten kažkur kažkokiose kavinėse, ypač labiau tokiose vietinėse kavinėse, kartais net parduotuvėse irgi kažkokiose mažesnėse. Priklausomai nuo to, kiek jūs planuojate išleisti pinigų, ten maistui dar kažkam, turiu atskirą video, kiek kainavo kelionė į Japoniją, tai irgi paliksiu aprašymę, jeigu norit pasižiūrėti tikslas išlaidas, bet jau visą tvertų turėti tiesiog daugiau grynų. Kitas dalykas tai susisiekimas. Realiai vienintelė programėlė, kurios jums reikės, apart tos Suikos, tai Google Maps. Google Maps Japonijoje yra išvystyti tobulai. Maža to, kad jums tiesiog parodys tikslų maršrutą, pro kokį įėjimą įeiti, pro kokį įėjimą išeiti, kiek kainuos jūsų kelionė. Vieninteliai atvejai, kai aš atsimenu, aš biškai pasimesdavau, tai kai mes ten būdavom Shinjuku arba Šibujos stotyse, kurios yra gigantiškos, su labai daug platformų. Realiai, jeigu jūs pažiūrėtumėte Google Maps, kokios jums linijos reikia, kokios krypties reikia, ir jūs sekate tai ir žiūrite tiesiog iškabas metro, nematau, kodėl jūs tą susigaudytumėt. Google Maps, skaitykit metro iškabas, ir tenais labai daug parašyta, kur angliškai papildomai, ir tikrai neturėtumėt pasimesti. 10 dalykas tai nepalikinėkite arbatos. Net jeigu jums ten labai patiko maistas, jums buvo labai skanu, ar aptarnavimas buvo labai fainas, tai japonams yra ne tai, kad nepriimtina palikinėti arbatpinigius, bet jie net tai gali pamatyti kaip įžeidimą, kad atseit nepatiko maistas, buvo neskanu, nepatiko aptarnavimas. Tiesiog turėkite omeny, kad ten nereikia palikinėti arbatpinigių. Ir paskutinis punktas, tai tiesiog noriu parekomenduoti 2 programėlės, kurios nėra būtinos, bet aš rekomenduočiau. Pirma yra Yurekuru, arba yra dar tokia Nerve. Tai Japonija tiesiog, jeigu žiūrėsite per užsienio reikalų ministeriją, jinai dažnai yra geltonoj zonoje, kas reiškia, kad atseit verta imtis atsargumo priemonių. Japonija. Kodėl? Ten visa ta rizika tsunamiam, žemės drebėjimam. Jo, tai aš kiekvieną kartą, kai keliavau į Japoniją, kiekvieną kartą Japonija buvo pažymėta geltonai ir aš taip spėjau, jinai amžinai liks pažymėta geltonai, nes ten iš tikrųjų yra ši rizika tsunamiam, žemės drebėjimam ir panašiai. Aš, pavyzdžiui, kai keliavau per savo solo kelionę, tenais buvo vienas regionas, kur neseniai buvo žemės drebėjimas ir į kurį nebuvo rekomenduotina vykti. Tai aš tiesiog
apėjau ir ten nevykau. Tiesiog turėkit programėlį Jurekuru ir Nerv, nes tose programėlėse rodo potencialiai, kad gali kažkur būti žemės drebėjimas ar buvo, o kažkada aš pramiegojau žemės drebėjimą. Bet jei bus rizika kažkiam pavojingesniam ten tsunamiui ar žemės drebėjimui, tai jums tiesiog ateis pranešimas ir jūs galėsite stebėti ten visą situaciją ir jūs galėsite tiesiog išvykti iš tos vietos. Ir kita programėlė yra Tablelog. Japonai tiesiog per Google Mapsus nelabai palieka atsiliepimus. Mes iš tikrųjų valgėme dažniausiai skaniausiai ten, kur buvo kokie 3,4, 3,2 įvertinimai. Atsisiųskite Tablelog, nes tenais galėsite matyti, kaip jau japonai vertina. Tai tiek, iš šio video būtų tiek. Jeigu dar turite kokių klausimų, tai galite parašyti komentaruose. Jeigu norite sužinoti apie gidą Japonijos pirmi, tai nuorodą palikau aprašyme. Iš šio video būtų tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjot ir visiems iki. Norite sveikinti? O, man, jo, iki.